ką, 7 minutės iki starto. Diena graži šiandien. Labai keista, neaišku kaip rengtis, nes nei per, vienu žodžiu, neaišku, šitai šilta, šalta čia. Tai kažką čia 2 sluoksnius apsirengiau, bet atrodo gal biškai per šilta, kaip nors. Po to liktai turėtų apsiniaukti ir pradėti lyti į pabaigą, bet viskas gerai. Tai jo, vakar po vakarykščio Carnage čia nuotaikų nedaug gerų, bet startuoja. Tai bus matyti. Gerai, pasimatysim finišą. Nu ką, startas beveik už 2 minučių. Dwie minuty do startu. Tautas Burokas, Michał Fedorowicz, Damian Grzeszkiewicz, Mateusz Kanoniczak, Piotr Kalużny, Dariusz Matuliauskas, Laurynas Mereskiewičius, Karolis Simenas. 8:25, 30 sekund do startu. 30 seconds to start. 5, 4, 3, 2, 1, start. Go, 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 go! Kairę. Išstartavom, viskas kol kas gerai, drabužiai atrodo, kad veikia, nieks kol kas neatakuoja, tai gal su šitą grupelę ir čilinsim. Danga tokia kai kur šlapia, bet rieda. 3-4 vidurkio šiandien tikrai nepalaikysim. Bet savo tempu važiuosim. Esam grupiai gal 5. Visi velkas iš galo. Per daug dirbti nes jie siūlo. Kol kas su Lauriu dirbam. Bet gal jie visi pavargę po vakarą. Liko 90 km, čia pati dar pradžia, važiuojam 6, gražiai keičiamės, tempas gal toksai sluggish, bet niekam čia nieko įrodinėti nereikia, ir minam, pulsas 105, Z2 viršus.
Šiandien turėtų būti ne per daug sukilimo. 666 ant 100 kilometrų. Tai pats tas. Kol dar bent kažkas čia dirba, tai reikia pakentėti, po to galėsim jau spustelti. Nes matau, kad čia nebus ilgalaikis perspektyvas. Važiuojam. Nežinau. Pats nenusivažiuos. O ką tu vakar? Važiavau? Ir finišavai? Nestartavo su mumis. Nu, nestartavo. Nestartavo. Ne. Ai, tai nestartavot vakar? Nu, tai kažkaip tai važiuojam, vyrai. Tai važiuojam. 140 važiavo. Reikėjo pasiimti naują. Po vakar. Liko 70. Čia biškai pasirotavom, bet iš esmės su Lauriu dviesi dirbom. Visi pavargę po gimtadienio kažką tai. Nu, nuvažiavom 30 km, pradėjom vytis galiukus priekinių grupių. Įvažiuojam į smėlingesnę vietą. Gali būti, kad čia bus reikalų. Nu va, vis dar liko 60 km. Dirbam su Lauriu dviese. Niekas į priekį neina. Daug asfalto šiaip trasai. O šitas gravelis, miško keliukai, irgi labai fainai riedantis. Tai šiaip patinka. Diena labai faina. Ne per šilta, ne per šalta. Matysim, kai vėliau bus, bet labai gerai apsirengta buvo.
miestelių pavadinimai visur dviem kalbom, lietuvių ir lenkų. Tikra Suvalkija. Nu va, lygiai 50 km liko. Beveik pusę. Kol kas liktai jausmas geras, jėgos senka, bet važiuojasi. Labai fainas ir oras, ir trasa žiauriai gerai. Praktiškai važiuojam asfaltais, vidutinės dabar kol kas kokie 34, kas yra kosmosas gravelio varžybom. Viskas pagal planą. Kojos dirba, maistas lenda. Viskas gerai. Punskas, lietuviškas miestas. Jeigu tu važiuoji. Hop up. Hey. Trzeba wolna. Vamos, vamos. Thank you.
Gerai, gerai, gerai. grandinę. Visą grupę pamečiau. Liko 5 kilometrai. Esu šiknoj grupės. Nieko nedarysiu. Kojų jau irgi nebėra.
Nu ką, 1 kilometras iki finišo. Biškį demotyvacija, bet šiaip tai raidas buvo higienas. Labai patiko, atpirko vakarykštę šūdų dieną. Grandinė. Labą dieną. Nu, dropsai, aš jums salaus kalintis, einam išgersim gerą. Alkoholinę. Pelnėm tas laukas, Tai ten, nu taip, partininkė mašiną, su kuriuo važiavau. Eik tu. Mersas Ai, baltas. mano trekerį atidavė. Ir aš, blėt, sustojau, nu man kažkaip negalėjau važiuoti, sustojau, tipo viskas sakėjau, keisti keliasi. Ir išėsi. Bet ten gerai, aš matau, kad tu ten stovi, o kas ten buvo? Nu, tai jisai mašiną atsitrenkė. Į numušė mašiną. Tiesiai į mašiną? Taip. Blet, kaip? Nu, todėl, kad mes važiavom, kirsdami posūkį. Ir aš dar jam sakau, atsargiai, net mačiau šviesą, žinai. Stabdė, abu stabdė ir taip... Ir taip... Ble, nu čia, žinai, važiuoju tokias varžybas visą laiką, reikia neužmiršti, kad čia yra atidarytas eismas. Jo. Tada, tai kirsti, tu gali kampus, viskas gerai, žinai, bet tai jeigu Bet turi matyti, jo. Jo, jis ten per drąsiai čia važiavo. Nes čia, žinai, nu, tipo, tu važiuoji savo malonumui ir Jo, jisai kaltas. rizikuoti čia, žinai, savim ir kitais dėl... O tai prigulė ant kapoto ar ne? Nu, ant šono, ant kampo, keleivio pusės. Nu, pas mane šitose gravelio varžybose talačkos vidutinis gavosi. Nu, čia pas jūs didelis, nes mes vos pagavom jūs vėlai. Nu, Koks 3-4 pas jūs turėtų būti čia. 3-3.